Sveiki, mano vardas Filipas. Šiandienai turime FNS elektroninę cigaretę, kurią atsiuntė mums apžvalgai pilną rinkinį, tai yra FNS komanda. Taigi pasižiūrėkime, kas yra viduj. Kaip ir minėjau, apžvalgai gavau pilną rinkinį, kurį įeina FNS dėklas, jūsų pasirinktos skonio skystis, pakrovėjas, baterija su katomizeriu bei instrukcijomis, bei papildomi katomizeriai, tai yra kaitikliai. FNS baterija, turinti išjungimo ir jungimo mygtuką. Paspaudus 5 kartus štai šį mygtuką, įjungsite bateriją arba išjungsite. 1, 2, 3, 4, 5. Dabar baterija įsijungė. Paspaudžiant mygtuką matosi žiba žalia švieselė. Tai reiškia baterija įjungta. 1, 2, 3, 4, 5. Bateriją deaktyvuojame. Dabar spaudžiame. Ir žalios švieselės jau nėra. Todėl kišenėje, jeigu bus elektroninė jūsų cigaretė, tikrai nepasispaus. Baterijos galingumas yra 650 mAh. Baterijos, manau, užteks tikrai visai dienai. Kaip pakrauti FNS elektroninę cigaretę? Baterija turėtų mirksėti apie 10 kartų. Įspėjantį, jog reikia pakrauti bateriją. Tada paimat pakrovėją, įkišat USB lizdą į kompiuterį arba fsecig.lt svetainėje galite įsigyti mašininį bei sieninį pakrovėją, todėl kompiuterį nereikės tada jums kišti. Įkišam į kompiuterį, pakrovėjas su FS logotipu turėtų atsirasti virš liūto galvos žalia lemputė. Tada įsukate bateriją. Tada ant pakrovėjo virš liūto galvos turėtų atsirasti raudona lempelė, o FS baterija turėtų sumirksėti. Kraunasi baterija apie porą valandų. Pasikrovus, lempelė vėl įsijungia žalia, pranešanti, jog baterija pasikrovė. Štai čia yra katomizeris, tai yra kaitiklis, nuo kurio nusisuka dangtelis. Štai šis viršuje atsisuka jisai. Taip pat jų yra pirkti atskirų spalvų, bet juos jau reikia pirkti atskirai. Viduryje matote skylutę, štai ten centre. Ten eina jūsų garas iki jūsų lūpų, todėl tą skylutę skystį pilti draudžiama. Skystį reikia pilti nukreipus skysčio piltuvėlį, kad į sienelę, kad skystis bėgtų sienelę. Pripildome pusę katomizerio skysčio. Taigi turime apie pusę pripildyto katomizerio. Kaip ir minėjau, reikia, kad skystis pilant tekėtų sienelę, nepatektų į centrinę dalyje esančią skylutę. Štai tą, nes ten eina jūsų garas per tą skylutę. Bet jeigu pateko, iš tikrųjų nieko baisaus. Tiesiog susukat savo kaitiklį su savo baterija. Aktyvuojate bateriją, jeigu ji nėra aktyvuota, paspaudę mygtuką 5 kartus. Mano baterija jau aktyvuota, aš jau paspaudęs 5 kartus. Taigi, prakaitiname, girdite kaitinimo garsą ir tiesiog įpučiat oro į tą skylutę, prapučiat skylutę tiesiog. Tada prapūtę turėtų dingti tie visi skysčiai. Iš skylutės susukat savo katomizerio dangtelį,
Taip pat kaitiklio šonuose yra iš dviejų pusių siūlai, tai vadinami šereliai galbūt galima pavadinti. Štai čia uždengia liūto galva viena, o kitas štai yra čia, lyg šlapia vieta atrodo. Bet tai yra siūleliai, kurie traukia skystį į kaitiklį, kaitina skystį ir išgauna jūsų garinamą garą. Tie kaitiklio siūlai turi būti visuomet šlapi, o juos sušlapint yra paprastas toks lyg būdas. Paimate bateriją, šiek tiek pakreipiate ir pasukate, kad siūlai sušlaptų. Matot, net siūlės eina skysčio. Štai. Bateriją negalima apversti aukštyn kojom ir traukti, nes gali patekti skysčio į burną. Taigi dabar turim pilnai paruoštą komplektą garinimui ir galime pagarinti. Taigi, kaip ir minėjau, sušlapiname siūlus sukamaisiais judesiais, aukštyn kojom neverčiame elektroninės cigaretės FNS. Tada spaudžiam esantį žalią mygtuką ant baterijos, kol spaudžiat, tol ir traukiat. Jaučiasi gerklėje tas vadinamas gerklės smūgis, kaip ir rūkant paprastas cigaretės, todėl nuo elektroninių FNS cigarečių tikrai parūkysit. Taigi skysčio buteliuko, kurio kaina 12 litų pas juos svetainėje fsecig.lt. Čia kažkur viršuje turėtų būti svetainė, kur pirkti elektroninę cigaretę, aksesuarus, skonius, visokiausius skysčio bei dalis. Skysčio pačio užtenka man asmeniškai apie savaitę, taigi rūkau savaitę su 12 litų. Iš tikrųjų, kad ir esu ir jaunas rūkorius, anksčiau rūkiau paprastas cigaretės, buvau pradėjęs kosėti nuo paprastų cigarečių tiesiog, o pasirinkęs FNS elektroninę cigaretę, nustojau kosėti iš tikrųjų, pasijaučiu tikrai receptoriai mano atsigavo nosies, ta prasme, pradėjau geriau užuosti viską. Tikrai puikus daiktas už tokią kainą ir, kas svarbiausia, yra pigiau ir atsiperka. Tikrai labai malonu rūkyti. Pagarinsim dar kartą tada. Iš tikrųjų dar yra toks metodas, norint gerai ją rūkyti. Aš ilgai ją rūkau, metai laiko kažkur ir dabar gavau apžvalgai. Kaip spaudžiat mygtuką, tiesiog jūs taip stipriai jos netraukit, kaip traukit galbūt paprastas cigaretes ten. Iš visų jėgų netraukit, tiesiog traukit lėtai ir pabandykit išvengti garso, kurį sukelia baterija paspaudus mygtuką, kaitiklis kaip yra kaitinamas. Labai lėtai traukit ir tikrai išeis gausus dūmų kiekis. Pabandysiu parodyti, nežinau, ar išeis, kiek išeina dūmų traukus greitai ir kiek išeina mažai. Ir be to, traukus greitai nepasijaučia toks smūgis gerklė, koks pasijaučia traukiant lėtai. Štai kaip traukiasi greitai, kiek dūmų išeina. Nėra iš tikrųjų daug, o kiek traukiant lėtai. Tikrai daug gausiau dūmų ir jaučiamas geriau gerklėj smūgis. Taigi čia buvau aš, Filipas, apžvelgiau FNS Mega C modelio elektroninę cigaretę. Tikrai puikus daiktas. Jeigu norit pamatyti daugiau produktų apžvalgų, spauskit mygtuko apačioje subscribe arba lietuviškai prenumeruoti ir matysite daugiau mano video apžvelgiant elektroninės cigaretes.